Žinios lengvai. Remia Telia. Kviečiame klausyti žinių apie svarbiausius savaitės įvykius lengvai suprantama kalba. Lengvai suprantama kalba reikalinga žmonėms, kuriems yra sunku skaityti ar suprasti įprastą informaciją. Sprogimai pasaulyje. Šiuo metu pasaulyje vyksta daug karų. Pavyzdžiui, Rusijos karas prieš Ukrainą. Rusija užpuolė Ukrainą 2022 metais. Dabar Ukraina ruošiasi žiemai, nes bijo, kad žiema bus labai sunki. Ukraina bando apsaugoti savo energetikos centrus. Energetikos centrai gamina energiją. Pagaminta energija keliauja į žmonių namus. Tada žmonės turi šviesą, vandenį ir šildymą. Rusija jau susprogdino pusę Ukrainos energetikos centrų. Jeigu Rusija susprogdins ir kitus energetikos centrus, Ukrainos žmonės gali neturėti šildymo namuose. Tada jie sušals. Ukrainos žmonės nori apsaugoti savo šalį, todėl jie ginasi nuo Rusijos. Neseniai Ukraina susprogdino Rusijos sandėlį, kuriame buvo Rusijos raketos ir ginklai. Žurnalistai sako, kad sandėlyje buvo labai daug sprogmenų. Todėl tada, kai Ukraina susprogdino Rusijos sandėlį, Rusijoje net prasidėjo žemės drebėjimas. Šių sprogmenų Rusijos kariams būtų užtekę net 2 mėnesiams. Karas taip pat vyksta Izraelyje ir Libane. Izraelis kovoja su Libano grupuotė Hezbollah. Rugsėjo 18 dieną kažkas susprogdino Libano grupuotės pranešimo gaviklius. Per pranešimo gaviklius žmonės gali siųsti ir gauti trumpus pranešimus. Šie gavikliai padėdavo Libano grupuotėj bendrauti tarpusavyje. Daug žmonių sako, kad šiuos gaviklius susprogdino Izraelis, tačiau Izraelis neprisipažįsta, kad gaviklius susprogdino jie. Kitą dieną kažkas susprogdino ir Libano grupuotės ryšio imtuvus. Ryšio imtuvai yra panašus į radiją. Per ryšio imtuvus žmonės gali susikalbėti ir persiųsti vienas kitam informaciją. Per šiuos sprogimus žuvo labai daug žmonių, todėl daug pasaulio valstybių sako, kad tokie sprogdinimai yra labai blogai. Naujas krepšinio federacijos prezidentas. Rugsėjo 17 dieną įvyko Lietuvos krepšinio federacijos prezidento rinkimai. Lietuvos krepšinio federacija yra atsakinga už krepšinį Lietuvoje. Pavyzdžiui, rūpinasi, kad Lietuvos krepšinio komanda būtų stipri ir gerai žaistų. Krepšinio federacijos rinkimuose į prezidentus dalyvavo 2 kandidatai – Robertas Javtokas ir Mindaugas Balčiūnas. Praėjusiais metais Lietuvos krepšinio rinktinė žaidė prastai, todėl daug žmonių, kurie domisi krepšiniu, norėjo pokyčių. Daug Lietuvos rinktinės krepšinio žaidėjų ir trenerių palaikė Robertą Javtoką. Tačiau Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu tapo Mindaugas Balčiūnas. Kai kurie Lietuvos rinktinės krepšinio žaidėjai sakė, kad nežino, ar liks Lietuvos rinktinės komandoje. Tačiau žmonės tikisi, kad naujam Lietuvos krepšinio federacijos prezidentui pavyks susidraugauti su rinktinės žaidėjais. Naujasis prezidentas Mindaugas Balčiūnas sakė, kad Lietuvos rinktinės komanda turės naują trenerį. Lietuvos vyrų rinktinės komandai vadovaus Rimas Kurtinaitis. Koronavirusas. Gydytojai praneša, kad šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje labai daug žmonių serga koronavirusu. Todėl yra svarbu stiprinti savo imunitetą ir skiepytis vakcinomis nuo koronaviruso. Žmonėms, kurie patenka į rizikos grupę, vakcina nuo koronaviruso yra nemokama. Pavyzdžiui, rizikos grupėje yra žmonės, kuriems yra daugiau nei 60 metų arba žmonės, kurie serga vėžiu. Gydytojai sako, kad žmonės, kurie serga koronavirusu, sloguoja, jiems skauda gerklę ir jiems skauda raumenis. Žmonės, kurie yra rizikos grupėje, gali turėti ir labai aukštą temperatūrą. Jeigu galvojate, kad sergate, koronaviruso testą galite pasidaryti ir namie. Šis testas vadinasi antigeno testu. Jį galima nusipirkti vaistinėje. Nepritaikytos rinkimų apylinkės. Spalio 13 dieną Lietuvoje vyks Seimo rinkimai. Lietuvos piliečiai išrinks naujus Seimo narius.
Lietuvos piliečiai yra žmonės, kurie turi lietuviškus dokumentus. Visi Lietuvos piliečiai balsuos rinkimų apylinkėse. Rinkimų apylinkė yra vieta, kurioje žmonės balsuoja. Rinkimų apylinkių bus daug, tai reiškia, kad jūs galėsite eiti balsuoti į tą rinkimų apylinkę, kuri yra arčiausiai. Tačiau ne visose rinkimų apylinkėse galės balsuoti žmonės, kurie turi judėjimo negalią, pavyzdžiui, kurie juda su vežimėliu. Kai kurios rinkimų apylinkės yra nepritaikytos žmonėms su judėjimo negalia. Pavyzdžiui, šalia rinkimų pastato nėra patogios vietos pasistatyti automobilį žmogui su negale. Arba į rinkimų pastatą galima patekti tik laiptais. Tai reiškia, kad žmogus su vežimėliu į jį patekti negalės. Valstybė sako, kad jeigu jūs negalite patekti į savo rinkimų apylinkę, jūs galite balsuoti iš anksto savivaldybėje arba balsuoti namuose. Jeigu turite klausimų arba norite sužinoti daugiau informacijos apie Seimo rinkimus, skambinkite numeriu 1855. Daugiau naujienų lengvai suprantama kalba ieškokite internetinėme puslapyje skaityklengvai.lt. Žinias lengvai galite klausyti ir YouTube kanale Aklas pasimatymas. Naujienų apžvalgą rengė Irma Jokštytė-Stanevičienė ir Miglė Baltrūnaitė. Vertino Inga Olševskytė. Skaitė Lina Žaltauskaitė. Žinias lengvai remia Telia.